Pastatysim automobilį lygiai grečiai prie kito automobilio. Ar pratimą jau baigėt? Taip. Šiuo atveju buvo paprašyta jūsų pastatyti automobilį lygiai grečiai prie kito automobilio. Aš priekio automobilio nematau. Jisai išvažiavo, ne? Tai esmė yra kokia. Egzamino metu yra buvę atveju, kada tokia situacija nutinka ir įrašo kritinę klaidą už tai, kad automobilis yra pastatytas ne prie automobilio. Pratimą pradėjai kaip ir tvarkoj, bet įpusėjus pats matei, kad išvažiavo. Tai tokiu atveju reikėjo pasivažiuoti prie sekančio automobilio ir pratimą pradėti iš naujo. Tai va, supratai esmę, ne? Tai viską pradėjai gerai, bet kai pabaigiai automobilį nėra. Tai reiškia, reikalavimas buvo pastatyti prie automobilio lygiai grečiai. Tai va, tai važiuojam prie sekančio. Jo, priekį, kur yra, tai atsistosi iš naujo, patį pratimą gali pradėti.